Šiame video jums papasakosiu apie tai, kaip ir kodėl krenta svoris arba kodėl nekrenta. Tai svoris visą laiką krenta todėl, kad mes sukuriame kalorijų deficitą. Mes kalorijų deficitą galime sukurti sporto arba mitybos pagalba, arba tiek sporto, tiek mitybos pagalba. Tai šiandien aš jums įkėliau 2 Excel failus, kuriuose galite pasiskaičiuoti savo medžiagų apykaitą. Pasiskaičiavus savo medžiagų apykaitą, jūs žinosite, kiek jūs turite suvalgyti kalorijų būtent svorio kritimui. Ir jau jums toje lentelėje yra apskaičiuota reikiamas kalorijų kiekis svorio kritimui, jau ir su fiziniu aktyvumu, ir su kalorijų deficitu. Tai tada jums belieka valgyti deficitę tam, kad numestumėte svorį. Ir nėra daugiau jokio kažkokio kito būdo, kodėl tas svoris negali kristi, kai jūs esate sukūrę kalorijų deficitą. Svoris nekris tik tada, jeigu jūs iš savo mitybos raciono gausite tiek pat maisto, kiek jums reikia svorio palaikymui, arba suvalgysite daugiau maisto, negu reikia svorio kritimui, ir tada svoris išliks toks pat arba jis augs. Bet toliau apie tai, kaip planuoti mitybą, mes pakalbėsime kitomis šio kurso dienomis. Šiandien svarbiausia aptarti, kad jūs suprastumėte, kaip ir kodėl krenta svoris. Tai jau pasakiau, kad svoris krenta būtent tada, kai mes sukūrime kalorijų deficitą. Bet tada, kas įtakoja tą būtent kalorijų deficitą ir jūsų medžiagų apykaitos greitį, tam, kad ta medžiagų apykaita būtų greita ir jūs galėtumėte lengvai numesti svorį, arba kodėl tas svorio kritimo sulėtėja tada, kai pasiekėte jau kažkokį tą svorio metimo tikslą ar numetate kelis nereikalingus kilogramus. Tai medžiagų apykaitos piramidę sudaro 4 esminiai dalykai. Tai pačioje yra bazinė medžiagų apykaita. Tai bazinė medžiagų apykaita yra, tarkime, sudaryta iš to, kad jūs, tarkime, sverite apie 60 kg ir tam, kad išlaikytumėte savo tą esamą kūno masę, jums reikia gauti iš maisto X kalorijų. Tada taip pat į tą bazinės medžiagų apykaitos greitį įeina, tarkime, dabar mano kalbėsena, tada įeina širdies plakimas ir hormonų veikla ir taip toliau. Tai visiems šitiems dalykams reikia energijos, ir tai reiškia, kad netgi ir kai miegate, jums vis tiek reikia energijos tam, kad jūsų kūnas funkcionuotų. Ir tai yra bazinė medžiagų apykaita, ir tai reiškia, kad jūsų, tarkime, ta medžiagų apykaita niekada nesustoja, kol jūs nemirštate. Tai ir naktį dirba, tai todėl ir vakare, kai kažkas sako, negalima valgyti angliavandenių, tai galima valgyti angliavandenius, nes jūs vis tiek visą laiką deginate kalorijas tam, kad jūsų organizmas galėtų funkcionuoti. Tada antra sudedamoji mitybos medžiagų apykaitos piramidės dalis yra non-exercise activity termogenesis. Tai reiškia, kad pavyzdžiui, tarkime, mano medžiagų apykaita dabar pagreitėja, kai aš esu, tarkime, susijaudinęs, greičiau šneku, nevalingai judinu kojas, nevalingai judinu savo pirštus. Ir būtent tokie nevalingi judesiai prisideda prie tos non-exercise activity termogenesis. Ir būtent tie žmonės, kurie kartais nevalingai juda, ramybės būsenai išdegina daugiau kalorijų negu tas paprastas žmogus. Ir metant svorį sumažėja, pavyzdžiui, ta non-exercise activity termogenesis, būtent todėl, kad žmogaus organizmo funkcijos sulėtėja ir žmogus lėčiau juda, lėčiau judina pirštus, kojas, mirksi. Tada trečia medžiagų apykaitos piramidės dalis yra thermic effect of activity. Tai pavyzdžiui, jūsų medžiagų apykaita gali būti paveikta fizinio aktyvumo. Tai tarkime, jeigu aš daugiau sportuoju, tai pavyzdžiui, specialiai išeinu į lauką pasivaikščioti, išeinu į sporto salę, einu žaisti krepšinį, tiesiog aktyviai leidžiu laiką su savo šeima. Tai aš automatiškai pagreitinu savo medžiagų apykaitą, ir tai yra vadinami tuo, tarkime, fizinio aktyvumo komponentu. Ir galiausiai medžiagų apykaitos piramidę sudaro terminis maisto efektas. Tai skirtingoms maistinėms medžiagoms reikia skirtingo kiekio kalorijų tam, kad jas išdegintumėte. Tai pavyzdžiui, baltymai yra sočiausia ir daugiausia energijos išeikvojanti maistinė medžiaga. Tai jeigu jūsų medžiagų, tai yra jūsų mitybos racionas darys daugiausia baltymai, tai jūs būtent suvalgę daugiau baltymų pagreitinsite savo medžiagų apykaitą, nes baltymų perdirbimui reikia daugiau energijos. Tuo tarpu, tarkime, angliavandeniams reikia šiek tiek
mažiau energijos sudeginti negu baltymams. Todėl irgi, jeigu suvalgome ten ganėtinai nemažai angliavandenių, mūsų organizme lipolizės pagalba angliavandeniai gali būti paversti riebalais, bet tam taip pat reikės daugiau energijos negu jeigu pasyviai valgytumėte tik riebų maistą, nes kai tik suvalgote riebų maistą, tai dažniausiai didžioji dalis riebaus maisto gali nusėsti ant jūsų kūno, jeigu viršite tą kalorijų perteklį. Ir tada, pavyzdžiui, kai mes laikomės dietos, jeigu mes mažiname maisto kiekius, automatiškai išnaudojame mažiau energijos maistui sudeginti. Todėl sulėtėja mūsų medžiagų apykaita ir ilgalaikėje perspektyvoje tas sukurtas kalorijų deficitas paveikia visas medžiagų apykaitos piramidės dalis, todėl svorio kritimas sustoja, sulėtėja ir tas svoris ilgalaikėje perspektyvoje krenta lėčiau, nes organizmas sumažėja, sulėtėjo funkcijos vien tik dėl to, kad žmogaus organizmas išgyventų, nes atsimenate, būdavo tokie laikai, kai, pavyzdžiui, Antras pasaulinis karas, žmonės turėdavo daug, net nebūdavo to maisto ir jie paskui būdavo visi tokie sulys ir taip toliau ir jie galėdavo ten be maisto išgyventi ten metus, tai prasme, mažai valgant galėdavo išgyventi ganėtinai ilgai, vien tik todėl, kad organizmas prisitaiko prie tam tikrų gyvenimo sąlygų, kad mes išgyventume. Ir kai jūs, pavyzdžiui, pasibaigėte laikyti dietos, jūsų ta medžiagų apykaita yra sulėtėjus, pataikant revertėtų, jūs ją galite šiek tiek pagreitinti ir atstatyti medžiagų apykaitą tam, kad vėlgi galėtumėte valgyti šiek tiek daugiau maisto ir turėti daugiau energijos ir ateityje taip pat paruošti savo organizmą kitam dietos periodui, jeigu nuspręsite, kad šio turite laikytis. Ir tada mes, pavyzdžiui, irgi čia šiek tiek pridėjau dar vieną lentelę, kaip jūsų kūnas reaguoja į kalorijų deficitą ir kodėl kartais sunku mesti svorį. Tai pavyzdžiui, jeigu mes apribojame maistą, tai pradžioje papasakosiu apie maisto apribojimą. Tai pavyzdžiui, kai apribojame maistą, mes sukuriame kalorijų deficitą, dėl to krenta svoris. Tada tas baltymų kiekis mitybos racione padidėja arba nepakinta, tai reiškia, kad kai metate svorį, ten suvalgote apie 1,6 g kūno kilogramai baltymų, angliavandenių kiekis dažniausiai sumažėja, kai metame svorį, sumažėja insulino kiekis organizme, sumažėja bendras testosteronas, laisvas testosteronas, padidėja augimo hormonų tam, kad vėlgi organizmas išgyventų, IGF-1 irgi sumažėja, skydliaukės hormonų sumažėja, todėl irgi sumažėja jūsų medžiagų apykaitos greitis, centrinės nervų išeika irgi sumažėja, todėl lėčiau judate, kartais suprastėja atmintis, padidėja kortizolis, tada sumažėja leptinas, padidėja grelinas, tai čia yra alkio ir sotumo hormonai, tada ląstelių energijos lygis sumažėja, baltymų sintezė sumažėja, kūno riebalų procentas sumažėja, nes numetate svorį, sumažėja raumeninė masė ir tada bendras kūno efektas yra kanabolinis. Tuo tarpu, jeigu valgote per daug kalorijų, tai sukuriamas kalorijų perteklius dažniausiai priaugate svorį. Tada baltymų kiekis taip pat jis gali šiek tiek sumažėti, jeigu nustojat palaikytis dietos arba nepakysit, tai vėlgi valgote apie 1,6 g kūno kilogramų baltymų, angliavandenių kiekis dažniausiai padidėja organizme daugiau insulino, bet čia viskas su tuom gerai, bendras testosterono kiekis dažniausiai padidėja, nes šiek tiek gaunate daugiau, tarkime, tų kalorijų ir žmogaus organizmui lengviau pasigaminti to testosterono, laisvas testosteronas padidėja, augimo hormonas irgi padidėja, nes, tarkime, pagerėja miegas, kai valgote didesnius kiekius maisto, todėl, tarkime, jis padidėja. Ta IGF padidėja, skydliaukės hormonų padidėja, todėl greitėja irgi medžiagų apykaita, centrinės nervų sistemos išeiga pagreitėja, kai gaunate daugiau maisto, tai automatiškai turėsite daugiau energijos įdėti ir pagreitės medžiagų apykaita, kortizolio kiekis sumažėja, reiškia mažiau ir raumeninė masė, leptinas padidėja, grelinas sumažėja, tai reiškia jausime vis tiek didesnį sotumo jausmą, kai valgysime daugiau maisto, ląstelių energijos lygis padidės, tai turėsime daugiau energijos, galėsime daugiau judėti, išdeginsime daugiau kalorijų, baltymų sintezė padidės, greičiau atsistatysime po sunkių treniruočių, kūno riebalų procentas jis irgi padidėja, raumeninė masė padidėja, bendras kūno efektas yra anabolinis. Tai kai matome, vyksta daug skirtingų reakcijų mūsų organizme, kai laikomės kalorijų deficito dietos ir tada vyksta kitos reakcijos, kai mes sukuriame kalorijų perteklių ir svoris auga. Tai irgi yra labai svarbu suprasti, kodėl kartais svorio kritimas būna lengvesnis ir kaip keičiasi mūsų organizmo reakcija tada, kai mes valgome per daug maisto. Ir galiausiai noriu aptarti dar
pagrindinius dalykus, kodėl mums nepavyksta numesti svorio. Tai pavyzdžiui, yra daugelis mitybo mitų, tokių kaip ten, nežinau, vieni ir kiti specialistai sako, tai sako, negalite numesti svorio, nes jūsų yra insulinas per aukštas. Tai yra mitas, todėl kad, tarkime, kai jūs sukuriate kalorijų deficitą, automatiškai žmogaus organizme sumažėja insulino lygis ir žmogus vis tiek gali deginti riebalus. Tas pats kaip ir būtų, jeigu žmogus, tarkime, valgytų vien tik angliavandenius, bet jis vis tiek sukurtų neigiamą kalorijų deficitą, neigiamą energijos balansą, svoris kristų, nepriklausomai aukštas ar žemas tas insulinas. Tada mitai, taip, valgo žmogus tuos angliavandenius, tai pagalvokite, kad, sako, yra žmonių, kurie, valgo angliavandenius čia pirmos, antros dienos pusėje ir tas svoris būtent dėl to nekrenta. Tai svoris dažniausiai vis tiek nekrenta, todėl kad jūs valgant angliavandenius būnate kalorijų perteklyje ir kai jūs sukuriate kalorijų deficitą, nesvarbu, kiek tų angliavandenių suvalgysite, vis tiek tą svorį numesti. Tada sakome, tas valgote cukrų, tai tas svoris dėl to nekrenta. Tai bet kokiu atveju valgant cukrų, sukuriant kalorijų deficitą, vis tiek jūsų svoris kris, nes automatiškai ten suvalgytas cukrus, aš pavyzdžiui, tarkim, ir šiandien suvalgiau tų saldainių, bet tas suvalgytas saldainis bus vis tiek paverstas į monosacharidus ir jie tiesiog bus panaudoti mano energijos gavybai ir aš tą energiją išeikvosiu. Tada, jeigu jūs valgote kažkokį specifinį maistą, tai nėra jokio specifinio maisto, kuris sutrikdytų jūsų svorio kritimą. Tada sakote, čia reikia valgyti tik sveiką maistą ir yra kažkokia specifinė dieta, kurios laikantis, čia tą pavyks svorį išjudinti. Tai nėra, tarkim, metant svorį galite valgyti visus visiškai produktus ir joks tas produkto valgymas nesustabdys ar nelabai pagreitins tą jūsų svorio kritimą ir nėra jokios magiškos specifinės dietos, nes jūsų dietos yra paremtas kalorijų deficitu. Tada nėra tokio dalyko kaip visiškai sustabarėjusi medžiagų apykaita arba medžiagų apykaitos sugadinimas. Tai reiškia, kad bet kokiu atveju, jeigu jūs badausite ilgą laiką, jūs vis tiek numesite svorį. Nenuvesime svorio tada, jeigu jūs, tarkime, badausite ir kažkuriomis savaitės dienomis persivalgysite maisto ir galutinė perspektyvoje nesukursite to kalorijų deficito. Tai automatiškai, jeigu jūs nevalgytumėte maisto, tarkim, dabar paimtumėte ir nevalgytumėte maisto ten ištisus 3 mėnesius, tai tikrai numestumėte svorį ir čia vienareikšmiškai tai įvyktų. Tada visi kiti ten kažkokie mitai, kai sako, išjudinsite svorį, jeigu čia neskaičiuosite kalorijų, išjudinsite svorį, jeigu gersite kažkokią aliejų, ar, darysite kiaušinių dietas ir taip toliau. Tai dažniausiai visi šie dalykai neveikia arba ten kažkokie specialistai irgi sako, tai čia negalima valgyti angliavandenių vakare, tai ten insulin resistance yra tie dalykai. Tai visi šie dalykai yra visiškos nesąmonės, nes žmonės tai įsigalvoja arba neturėdami edukacijos, arba kad, tarkime, pritrauktų jūsų dėmesį ir galvotumėte, kad čia kažką dabar padarysiu ir man tas svoris kris. Tai tiesiog paprasčiausiai turite susitvarkyti su savo mityba ir laikytis disciplinos, kad tas svoris kristų. Ir tada būtent, kad tą padaryti, mums reikia įsiaiškinti, kokia dieta tinka jums, kad jos galėtumėte laikytis visą likusį gyvenimą. Tai tada realybėje, kodėl tas jūsų svoris nekrenta neatsižvelgiant į mitus, tai dažniausiai, jeigu, tarkim, mano klientas pradeda laikytis dietos ir sako, man tas svoris nekrenta, ką aš darau neteisingai. Tai gali būti būtent tai, kad žmogus tiesiog tingi, nesveria maistą, arba ten valgo iš akies, arba netyčia kažko persivalgo ir būtent dėl to žmogus nesugeba sukurti kalorijų deficitą ir tas svoris nekrenta. Tada dažniausiai žmonės galvoja, kad fizinio krūvio metu ar per dieną išdegina daugiau kalorijų negu jiems atrodo. Žmogus galvoja, išdeginau čia šiandien 4000 kalorijų, tai galiu valgyti daugiau. Iš tikrųjų, žmogus ten gal išdegino tik 2000 kalorijų, jeigu jis valgė ten 2900 kalorijų, tai automatiškai nekris tas svoris. Tada, tarkime, dažniausiai būna taip, kad žmonės sako, aš dabar turiu čia laikytis dietos, kad pasiekčiau savo įsikeltą tikslą ir ten negalvoja, kad aš tikrai šitos dietos negalėsiu laikytis ilgą laiką, tai pavyzdžiui valgo ten, 5 dienas iš eilės po 800 kalorijų ir paskui sako, aš savaitgalį čia buvau labai alkanas, prisivalgiau visokių nesąmonių. Tai dažniausiai būtent tokiu principu tada žmogus ir per tas 2
tai 5 dienas save labai riboja arba šiaip laikosi kažkokios labai skurčios dietos, ten valgo ten kelis kiaušinius, ten arba riboja maisto produktus ir kartais būna tie sudaryti mitybos planai ir jis negali atsilaikyti tokio plano, persivalgo keliomis dienomis ir galutinė perspektyva nesukuria kalorijų deficito, kuris lemtų svorio kritimą. Tada vėl tas ketvirtas dalykas, tai galvoju, turite tą savo tokį mentalitetą viskas arba nieko, tai dabar turiu čia laikytis kažkokios detokso, tam, kad išjudinčiau savo tą svorį, tai ne, to nereikia daryti ir žmonės sako, tai pradeda laikytis tokio detokso ir paskui vėlgi palūžta, sako, čia blogai, man čia nesiseka ir tada sako, niekas čia neveiksminga ir vėl grįžta prie savo senų įpročių ir taip paskui ateityje netgi sukelia savo visokius valgymo sutrikimus. Tada trumpalaikė perspektyvoje svorio pokyčio ant svarstyklių galite nematyti, todėl kad užlaikote daugiau vandens. Tai vieną dieną ten, pavyzdžiui, suvalgote daugiau angliavandenių, išgerite daugiau vandens, susidurite su menstruacijos ciklu, suvalgėte daugiau druskos, kitą dieną ten išprakaitavote daugiau skysčių ir būtent čia, tarkime, vandens svyravimai gali įtakoti tą svorio nekitimą kelias dienas iš eilės. Tai tada būtent todėl mums ir visą laiką reikia keisti tik mitybos planavimą, jeigu svoris nekrenta ten 3 savaitės iš eilės. Tada jau minėjau tas menstruacinis ciklas moterims, tai vėlgi moterims reikėtų vesti svorio vidurkį kas apie 3 savaitės, tai 3 savaitės laikomės kažkokios dietos ir žiūrime, kaip 3 savaičių bėgyje kinta svoris. Jeigu matome, kad kinta svoris ir jis krenta per 3 savaičių bėgį, tada galime indikuoti, kad laikomės teisingos dietos ir dar ateinančias 3 savaitės vėl galėsime laikytis panašios dietos ir svoris turėtų kristi. Nes kartais tas būtent menstruacijos ciklas maskuoja svorio kritimą. Ir tada yra, tarkim, kitos priežastys ir, tarkime, nežinau, specialistai sako, ten vėlgi tas tavo insulinas per didelis, ten suvalgai per daug angliavandenių ir taip kažko kito, tai dažniausiai yra tie išmistai, tai mums tiesiog reikia pasimti savo tą klientą, su juo pasišnekėti, tikrai pažiūrėti, kaip jis ką valgo, nes dažniausiai būna taip, kad tiesiog žmonės nukrypsta nuo mitybos plano, nes gyvena gyvenimą, ar ten patys nesuprasdami ten išgeria 8 kavos puodelius su grietinėle, gauna iš tos kavos ten plus 800 kalorijų, iš savo mitybos plano dar gauna 1500 kalorijų ir taip nesukuria kalorijų deficitą, dėl ko krenta svoris ir tada žmogui reikia vis tiek daryti kažkokius pokyčius, ar kavą gerti be pieno, ar įtraukti daugiau sporto į savo rutiną, ar atlikti kažkokius kitus veiksmus. Tai šiandien norėjau apibūdinti, kodėl krenta tas svoris, kokie faktoriai įtakoja tą svorio kritimą ir tikiuosi šitas video buvo naudingas. O jeigu turite papildomų klausimų apie tą visą mitybos planavimą ir kodėl krenta, nekrenta svoris, tai galite drąsiai rašyti po šio video ir aš į šios klausimus pasistengsiu atsakyti. Tai ačiū ir iki kito karto, mielieji.